Labas vakaras. Atleiskit mums už tokį įsiveržimą, bet mes labai skubiu reikalu. Į bėdą papuolė viena žymiausių pasaulio asmenybių. Jo, pats žinomiausias po manęs. Kalbi, išlys. Staigiai! Šimdai, šimnuolis. Ralfai Santa Clausai jau? Netikiu savo akimis. Ar čia tikrai tu? Negaliu patikėti. Paskutinį kartą mačiau, kai tavo senelis tave dar vežimėlyje vežiojo, o tai buvo taip seniai. Kaip jis laikosi? Ar jis su jumis? Ne, mano žinėlį pagrobė. Ką, tai kodėl jūs visi visą šitą laiką tylėjot ir nieko nesakėt? Mes visą šį laiką ir bandėm tai pasakyti. Taip, mes bandėm pasakyti, bandėm ir kovojom ir bandėm, tik neseniai sužinojom. Ir atėjom, paskutinė viltis tu. Tai ateikit prie stalo. Na tai pasakokit greičiau, kasgi nutiko? Žodžiu yra taip. Į piktosios raganos krizės rankas papuolė drakono akis. Ką? Bet tai juk labai rimta. Na taip, ir tai dar ne viskas. Jis su savo gauja pavogė kalėdų senelį. Ir išpirkai pareikalavo pilnos drakono akies naudojimo instrukcijos. Nu, mes turėjom planą. Na ir kaip pavyko? Ne, dabar krizės rankose ne tik kalėdų senelis, bet ir naudojimas instrukcija. Kad tave kur velnias? Pasaulis dideliame pavojuje. Jeigu krizė išmoks panaudoti šitą akmenį, žemėje kils chaosas. Turime kuo greičiau kažką daryti. Visa esmė yra, kad mes praradome pagrobėjų pėdsakus ir nebežinome, kur jų ieškoti. O laikas tik nelaukia. Krizė su kiekviena akimirka vis galingesnė tampa. Tuo jau pat aš jums padėsiu. Vienas ekstrasensas iš Rusijos, toks Kašpirovskis, išmokė mane kelių gudrybių, kaip ieškoti dingusių žmonių. Visų pirma, nustatysiu energetinius laukus. Oho, kiek daug neigiamos energijos ant miesto. Ji neleidžia nustatyti reikiamos vietos. Tuo ištaisysim tai. Na va. Energijos subalansuotos. Bet kas iš to? Ką tai sako apie ieškomą vietą? O čia mano mėgstamiausias prietaisas. Su juo nustatysime piktadarių irštvos adresą. Ralfai, ar turi kokį nors kalėdų senelio daiktą? Aš jau, kai Elnė Rudolfą tašyrį, tai jam nukando tos barzdos, buvo labai juokinga. Bet aš pasilikau va jo barzdos, kad atsiminčiau, kad turiu senelį. Šaunuolis, Ralfuk, tikrai labai tiks. Kasgi čia? Tai yra blogas ženklas. O jo viduryje ir slepiasi ieškoma vieta. Štai čia. Žinau šitą vietą. Ryti iš pačio ryto vyksim. Duosim garo, ne? Ačiū Jums už pagalbą. Nedėkokit man, svarbu, kad pasaulis būtų išgelbėtas. Juk tai liečia ir mane.
Įsivaizduoji? Mes radom. O, šitas piktas raganas krizės būstinas pilis. Mums reikėtų visiems susivienytis narsoliai. Ir pulti šitas pilis. Sulyk 1, 2, 3, 1. Pulis. Kas čia buvo? Jūra atsitrenkiau jūra. Tai kas tau atsitiko? Kas atsitiko, Ralfiko? Nu, Kažkokia oro siena atsitrenkiau. kokia oro siena? Nu va ta, čia va, šičia stovėjau. Kokia nežinau, siena? va taip Kokia į čia- orą atėjo. O kur siena? Neina. Neįmanoma, nieko, nedaryk šitą. Taigi tikrai jėgas prarasti, nesąmonė, viskas. Čia apsauginė siena, niekaip mes čia nepateksim, mums reikia grįžti pas būrėją, ką manat? Aš nieko čia neturiu ką padaryti. Tai grįžtam. Jo, grįžtam pas būrėją. Jo, grįžtam pas būrėją. Tai ką, varom? Varom, jo, aišku, ką mes čia neturim.